Labą dieną, sveiki iš Estijos, atvykome į žiauriai kietą trasą. Nesu dar tokiai trasoje važiavęs ir tikrai atrodo labai bus nemažas iššūkis. Didelė elevacija pačioj trasoje, aukštyn žemyn, kalniukai, danga pusėtinai sausa, pusėtinai šlapenų, tai turbūt sunkiausias sąlygas pamatysime, kokias, nežinau, esu senai jau matęs. Bus labai įdomu, laukiu, tikrai atrodo labai smagi traselė. Nusiteikimas neblogas, mašina gerai susireguliavom. Estiškas organizavimas po lietuviško labai nuvilia. Turime vieną trenkių sesiją dabar vykstančią ir ką žinau, joj atrodo ant klaustuko ar tilpsim joj vieną ratą gaut pagal numatytą laiką. Tai jo, važiavimų mažai bus, reiks greit priprast. Tikiuosi trasą pilnai išdžius ir gerai pasivažinėsim. Varom treniruotis. Gera, žiauriai gera trasa, ta prasme, aš tokio gerai nesu važiavęs. Atlėki į antrą klipą ir realiai per trasos linkį aš trečio nematau, nežiūriu į žemę, tada kažkaip metiesi ir pradedi matyti, kur važiuoji, nu tikrai žiauriai smagu. Kai mes pripratę prie lygių trasų, tai čia yra kosmosas, kur šėdai, ta prasme, savo reljefų net nėra arti. Vo, žiauriai įdomi trasa. Norėčiau, kad redukcija mano būtų ilgesnė, nes per daug atsiremiu į ribotuvą. Pradedu trasą 4 bėgių. Tikrai tranko ribotkė, norėtųsi gal 5-10 km/val ilgesnio bėgio ir tada kažkur nuo 3 klipo duriu į 5 ir išeini trasą 5. Nelabai noriu rizikuoti pradėti trasą 5, nes manau bus sunku mašiną suvaldyti ir principė bijau prarasti treniruočių laiką, nes atrodom gausim mažai treniruočių. Aišku, dabar gavom 4 ranus, tai čia jau yra jau gerai. Chebra kalbėjo, kad praeitais metais gavo po 2 ranus ir lėkė į kvalą, tai jau dvigubai daugiau nei pernai, galim padėkoti už tai. Šiaip tai, automobilis puikiai veikia, viskas sureguliuota, Romką pažiūrėjau, kad nepadaryčiau nesąmonių ir nenusirašyčiau, kur nereikia, tai iškart įspėjau, kur truputį išlapiau, kur truputį atsargiau ir tai žiauriai padėjo. Pirmą kartą pavyko, kai pasakė, biškį saugiau padaryti, biškį saugiau, tai didžiuojas, kad tai pavyko. Ir šiaip, automobilis vienam gabale, viskas dar vietoje, viskas veikia, viskas puikiai veikia ir pradeda kristi lašai, tai šitas man žiauriai nepatinka, nes aš ant šlapio patirties pastaruoju metu turiu žiauriai mažai, bet kai bus, tai bus. Einam žiūrėti, kaip kiti lekia ir renkam visual informaciją.
kai mato truputį biškį per gerai važiuojasi, tikrai gerai jaučiausi, nes lėpsi, surinkau daugiau tempo visur kitur. Nu ir turbūt reikėjo kažkur tą tempą nusigesinti. Tai realiai viena maža klaida, tik truputį išleistas ratas matosi vos už trasos ribų ir automobilis ėjo vertimą. Žiauriai keistas jausmas gyvenime, nesu buvęs ant stogo, tai nesmagu, ypač išlipti iš ten yra gan baisu. Nu, dabar tikimės, kad žiauriai nesužalotų automobilio, tikiuosi spėjau išjungti laiku ir nepadaryti žalos, nu, pačiam varikliui. Važiuoklė atrodo gerai, viskas gerai, nusimantavus padangą ir tiek, tai gal kažkaip kažką. Girdit, negirdit, bet automobilis dirba. Viskas įspūdingai vietoje, tikrai buvo dėkingiausias turbūt stogas ir be kažkokios labai didelės žalos. Suvedimas realiai liko vietoje tiek priekį, tiek gale. Gal iš vis nereguliavom priekį, kažkur pabėgo porą ten milimetrų, pataisėm viską, pareguliavom. Ir realiai lėksim į kvalą, nėra ko nelėkti. Variklį pragazavom, dirba gražiai, išbėgo daug tepalo per alsuoklį. Na, įsiplovėm tą tepalą, jisai nugaravo, viskas, mašina dirba. Tai su šypsenom toliau tikrai, patirtis tikrai gan baisi. Turbūt nėra baisu verstis, baisu yra pavertimuose, kai guli aukštyn kojom ir negali praktiškai normaliai pajudėti, nežinai kaip išlipti ir per kur išlipti. Tiek diržai laiko, tiek diržai laiko, tiek pats esi, nu nežinau, aukštyn kojom galų gale, nu nelabai smagu. Tai variklis panašu greit užgeso, o čia yra svarbiausia, jis nedirba aukštyn kojom. Ir tiesiog išpylėme daug tepalo iš pačių cilindrų ir prasidūmino ir viskas vėl gerai. Pasižiūrėsim, va toj pamatuosim tepalo lygį dar kartelį, kad viskas tikrai gerai būtų. Apžiūrės tech inspekcija, ar čia viskas gerai su mūsų automobiliu. Lankai nei trupučio, ten nėra net kalbos, kad kažkas palinko, biški vizualinės žalos ir tiek. Manau, gausim liuksus ir lėksim į kvalą. Tai va, svarbiausia dabar nepakartoti. Kaip matote, rikiuojamės prie aporinių, tai reiškia, kad praėjom kvalifikaciją,
kvalifikacijoje likom 16, pirmo važiavimo surinkau 75 taškus, antrus 77. Automobilis važiuoja gerai, bet nežinau, ar čia jau aš, ar čia kažkur kažkas truputį pabėgo, kad tam tikrais momentais kažkas lyg ir ne iki galo. Tai va čia norėčiau pasistatyti vėl automobilį ant suvedimo stendo ir išsiaiškinti. Gal kažkas iš tikro palinko ir gal mes kažką pareguliavom pagal linkusią pusę, o net virkščiai. Na, bet jau čia yra mažas niuansas, manau, su to susitvarkysiu ir ką, lėkiam į porinius. Porinius susiteikęs tikrai labai gerai, nes gavau ir gerų čeisų, ir gerų lydų paliek. Tai manau, vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai nesumalti šūdą ir nepadaryti vaškelį gėdos. Nebuvo primalta ir nebuvo primalta, taip kad dimlekas pavarys, karočiui. Pavarysim, jo, biškį malėm, biškį nemalėm, nu tai čia visai važiavom. Savijauta gera, smagu. Aš tai turbūt užtikrinčiausiai jaučiuosi, kiek šįmet jaučiausi šitai mašinai, tai net ir pastogo galima jaustis užtikrintai, tai lėkiam. Nematėt? Ne, nematėt, tai malku gavo. Turėjau visą persvarą, bet, išmečiau ir kaip yra. Realiai jis jau čia išnant padarė 0, bet aš to nežinojau, aš padariau savo 0, tai kaip ir buvo 2 lygus 0. Bandžiau dar kažką įrodyti, bet, ne šiandien visgi man kažką įrodyti. Įrodžiau, manau, pakankamai. Faktas tas, kad pagaliau galim pripažinti, kad turim kosmiškai važiuojantį automobilį. Ta prasme, tempas šitos mašinos ir valdomumo lengvumas kosminis. Dabar nuvažiuosim į biškį ramesnę trasą, apsiprasim ir tada galėsim grįžti į visas šitas piktas pavojingas trasas. Šiaip tai kosminė trasa aš tokai dar nesu buvęs ir tikrai tie visi randai liudija, kad buvo smagiai prasilėkta. Tai labai smagiai prasilėkėm, tvarkomės, varom biškį apsitvarkyti mašinos ir laužysim toliau. Biškį baisu, kad per pirmus 2 etapus taip žiauriai sudaužęs mašiną, kas laukia trečiam. Tai trečias kačergas, susitinkam rugsėjo, berods 1. Tiek šiandien, varom ilsėtis.